Po vasaros atostogų brūkšnelis darbų su jumis pagaliau vėl sveikinasi grožio eksperimentai. Šiandien mes stangrinsim odą. Na, tai trumpai apie tą odos stangrumą. Jį palaiko kolageno ir elastino tinklelis. Įsivaizduokite, kol mes esame jaunos ir šių medžiagų sintezė vyksta odoje puikiai, mūsų oda yra stangri, tanki lyg brezentas. Bėgant metams šių medžiagų sintezė silpnėja ir tinklelis retėja ir mūsų oda iš brezento tampa palengva gifiūrų. Ką dabar daryti, idant suskatintumėm kolageno ir elastino sintezę? Aišku, tai dar ir kovido masažas, bet procesas labai lėtas ir nuolatinis. Kolageno sintezę skatina odos pažeidimai. Tai yra, jeigu jūs susižeidžiate, oda iš karto pradeda smarkiau gaminti kolageno tinklelį, kad tiesiog užtrauktų žaizdą. Žinoma, galima atlikti procedūras, tarkime, frakcinių lazerių, kuomet jūsų oda smarkiai pažeidžiama, paviršutinis odos sluoksnis ir jūs kokią savaitę, dvi vaikštote su žaizda ant veido. Siūlau ne šią procedūrą. Šiandien jums parodysime veido odos stangrinimą lazeriu, kuomet lazerio terminis poveikis padaro pažeidimą, tačiau giliai odoje. Išoriškai jūs nematysite nieko, pažeidimas bus padarytas giliai odoje ir oda pradės save pati gydyti. Apie galutinį rezultatą galėsime spręsti maždaug po pusmečio. O, kaip minėjau, iš išorės nesimatys nieko, atrodysite pailsėjus iki po gerų atostogų. Na ką, ready, steady, go! Demakiažas. O dabar prasidės pats malonumas. Na, procedūrą baigėme. Buvo visai nebaisu ir malonu. Veidas dabar jaučiasi toks, kaip čia apibūdinti jausmą, lengvas. Kaip atrodau, dar nežinau, veidrodį nežiūrėjau, bet spėju, kad gerai. Kaip minėjo man procedūrą atlikusi Laura, moterim rekomenduojama atlikti šias procedūras kas 4-5 savaitės. Ir kiekvieną kartą moteris pati sprendžia, ar ją jau tenkina turimas rezultatas. Kitas pasirinkimas, variantas, kurį renkuosi ir aš, tai tiesiog, kadangi turiu dar labai gerą, gražią jauną odą. Taigi aš renkuosi kartoti šias procedūras kartą per pusmetį, gal kas metus, ne, kas pusmetį. Tiesiog profilaktiškai, kad kuo ilgiau išlaikyčiau jaunatvišką odos būklę. Tai būtų tiek šį kartą, susitiksime kitose grožio eksperimentuose. Iki. Į grožį.